Sveiki visi į Vienas kelias podcast. Šiandien turiu savo mamą ir mes šiandien kalbėsime apie ką daryti, kaip esi užstrigęs. Pirmą pradėsim nuo simptomų. Aš jau užsirašiau, kokie simptomai yra ir kaip atpažinti, kad tu esi užstrigęs kažkur gyvenime. Ir aš manau, kad mes visi tikrai atsirandam ir būnam tokiose vietose, kur patys gal net nesuprantam, kad mes esam užstrigę. Ir net kaip krikščionė eidama Dievo keliu mes galim net neatpažinti to. Ir tikrai kalbėsim šiandien, ką daryti, kaip suprasti, kad tu esi užstrigęs ir ką Dievas apie tai sako. Tai kokios tavo įžvalgos būtų? Ar aš buvau užstrigus? Jo, buvau ir ne vieną kartą. Kada tu supranti, kad tu miegi? Tada, kai tu prabundi. Kai tu prabundi, tada tu supratai, miegojau. Nes kai miegi, tu nesupranti, kad tu miegi. Taip ir yra su tuo užstrigimu. Kaip aš sakau, ten yra tokia, kaip tu eini normaliai keliu ir kaip black hole. Tu įkrenti į tą black hole ir tu nežinai, tau atrodo pradžioj tik tamsu, tai dabar prie simptomų prieinama, ne? Kaip man suprast, kad aš kažkur užstrigau, kad aš kažkur pakliuvau. Pirmas toks simptomas, žinai, atsiranda toksai tamsa. Atsiranda tamsa visame kame. Tavo mąstyme, tavo kalbėjime, tavo veiksmuose. Tu nieko nenori, viskas neteikia prasmės. Tu toksai niekuo pradedi nesidomėti. Kaip galima ir sakyti, kaip depresija kokia, ne? Bet depresija ten yra kiti dalykai, bet va tas black hole, kai tu jau įkrenti, tai ir yra toksai, kur visai tu nematai vilties, nematai išėjimo, nes tau tamsu, normalu, tau tamsu, žinai, tu esi kaip skylė. Ir ten dingsta visas tas domėjimasis gyvenimu. Ir dažniausiai, pavyzdžiui, mums kaip krikščionim, ne, prisistato tokia iš kitos pusės, ta tokia religinė dvasia. Šitoj vietoj... Religinė dvasia, tai baisiai skamba. Baisiai skamba, jo, religinė dvasia. Religinė mąstymas. Religingas mąstymas. Religingas mąstymas, nesvarbu, religinė dvasia, religingas mąstymas. Ir jisai dar labiau tave grūda į tą skylę. Ten nebus išeities. Nes tas religinis mąstymas, kaip tu sakai, jisai kaltina, jisai rodo, ką dar tu turi daryti. Tu ir taip jau vos gyvas, bet tada dar kažką tu turi labai daug daryti, tada kažko nedaryti. Ir va taip, ir toks kaip ratas užsisuka ir tada tu nematai išeities, tau atrodo, tu ir darai tuos dalykus ir kai kurių dalykų tu nedarai ir tau negerėja, tau blogėja. Tau ateina neviltis ir žinai, kur jau finalas būna, tau ateina netikėjimas Dievu. Tu pradedi netikėti Dievu, tu pradedi juo abejoti, ar tikrai Dievas yra geras. Jeigu jis yra geras, taip nebūtų mano gyvenime. Ir tada tu pradedi matyti visur. Tai jeigu Dievas būtų geras, tai ir tas nebūtų atsitikę, tai ir karo nebūtų, tai gal ir to nebūtų, tai kaip čia tada sudėlioti, viskas tada blogai, supranti? Ir viskas veda į tai, kad esmė yra, kad tu nustotum tikėti Dievu. Ir viskas va šitoj vietoj. Ir dabar tai ką tada daryti, ne? Tai ką tada daryti? Dar noriu paminėti, kad mes kaip žmonės labai remiamės į emocijas ir ką jaučiu. Ta prasme, aš kaip papasakojau praeitą video irgi, toksai, ką aš jaučiu tą dieną. Visada apie save, visada apie savo jausmus. Ir aš nesakau, kad nėra sveika į tai žiūrėti ir tikrai paverkti, kaip reikia paverkti ir liūdėti, kada reikia liūdėti, bet tikrai, jeigu tu eini su Dievu, ateina toks kaip ir dvasinis supratimas, kad tu turi sustoti, žiūrėti į save, ką tu jauti ir pradėti kreipti į Dievą ir ką Jis sako. Pavyzdžiui, man buvo taip, kad net toksai momentas buvo, kad aš pastoviai eidavau pas Dievą su savo problema, su savo tą black hole, su savo tą visą dilemą, kur neišspręsta. Ir visada tik tai, kaip norėdavau leisti laiko su Dievu, aš tik tai apie tai verkdavau jam. Ir tai yra geras dalykas ateiti pas jį. Vieną kartą.
Tu turi vieną kartą arba kelis kartus, bet tikrai ne kiekvieną dieną. Aš tikrai prisipažinsiu, buvo tikrai metai, kur aš tikrai kiekvieną dieną eidavau ir atrodo toks, šventas dalykas eiti pas Dievą, žinai, ir sakyti, Dieve, man kaip sunku, aš negaliu praeiti per... Ir iš tikrųjų tau taip skauda, tau taip plyšta širdis, bet tikrai mes turim suprasti, kad jeigu Dievas sako, kad mums priklauso džiaugsmas, net kai būna baisios situacijos, mes turim tai irgi įeiti, mes negalim tiesiog, žinai, laukti to stebuklo, kad Dievas kažkaip pakeis, mes irgi turim priklausomybę kažkaip pakeisti mūsų tą attitude. Nusistatymą tą, kaip tu ateini. Jo, kaip tu ateini ir tikrai raginu, jeigu tu tikrai, kiekvieną dieną tiesiog, net jeigu tu neini pas Dievą, galbūt tu nesitikintis, bet tu gal kažkam pasakoji kiekvieną dieną. Žinai, man irgi Dievas labai uždraudė, nepasakok visiems kiekvieną dieną, kaip tau sunku, nes tu vėl iškeli tą dilemą ir aš manau, kad pasaulis, jis visada sako, žinai, reikia išsikalbėti, reikia, žinai, kuo daugiau kalbėsi, tuo daugiau praeis ta situacija. Ir taip, tai yra labai svarbu kažkam išsakyti, kaip yra sunku. Bet jau tikrai ateina tos dienos, kur tu turi pats sustoti ir tiesiog stovėti ant Dievo žodžio, tikėjime, kad ne. Kaip man patinka ta Biblijos eilutė, we walk by faith and not by sight. Jo. Kaip lietuviškai. Mes vaikštom tikėjimu, neregėjimu. Taip. Jo. Taip, tavo aplinkybės gali būti labai blogos, bet tu turi eiti tikėjimu ir tu turi tada, gerai Dieve, tu matai tą situaciją ir tu ateini kiekvieną dieną pas jį ir sakai, Dieve, aš nesuprantu šitos situacijos, bet aš noriu šiandien kažką apie tave išmokti, aš noriu šiandien kažką eiti toliau į tavo kelius, eiti toliau į tavo valią, ne su savo problemu, ne su savo to skausmu, bet pradėti dieną naujai ir nežinau, man tas labai padėjo. Grįžtant prie tų simptomų, dar aš prisiminiau, kad, pavyzdžiui, kokie simptomai yra, tas netikėjimas jau pradeda ateiti ir supranti, tas, kaip tu sakai, tas verkšlenimas. Tu vargšė labai vargšė ir labai toks visada negatyvas. Visada, visur, kur tu matai, tu jau matai, net kaip čia pasakyti, tiksliai ne negatyvas, bet visur be tikėjimo. Tu visada kalbi be tikėjimo. Tu turi sustot ir tada jau einam prie šito, ne? Ką daryt? Aš, pavyzdžiui, aš irgi ilgą laiką buvau tame ir ne metai ir ne du ir aš galvodavau, pagerėdavo, pablogėdavo ir tada tau taip nusibosta ta visa situacija, tau taip nusibosta tas visas kalbėjimas ir tu paskui jau pats nebenori, bet tu kitaip nežinai, kaip tau daryti, nes tau taip sunku. Ir tas toksai man padėjo, tas pirminis dalykas, sustot. Sustot toj situacijoje, grinai sustot, nes kai tau yra juoda, kai nėra jokio tikėjimo, kai yra tas juoda skylė, pirmas dalykas, ką tu turi padaryti, tu turi išmokti sustot, nieko nedaryt. Tas nieko nedaryt, net neateit pas Dievą ir neverkt. Neateit iš tos pozicijos, kad dabar ateisiu ir vėl Dieve verksiu ir vėl tau viską išsakysiu, kaip man čia blogai. Tiesiog turi sustoti ir nurimti. Ir ta ramybė, nekalbėt, net Dievui jau nebekalbėti. Jeigu tu vieną kartą pasakei, antrą kartą pasakei, jau tu išverkei, jau tu pasakei, kaip tau skauda. Dievas žino, jis išgirdo, tu kažkam pasakei, tas kažkas tave paguodė, jau žinai, jau tu turėjai tą pokalbį, jis tavį nelaikei. Viskas, tu turi nurimti toj situacijai. Pirmiausia, sustot ir nurimti. Ir tas labai svarbu nurimti. Aš žinau, kaip sunku tai yra padaryti, nes tau viskas eina tos mintis. Tai tas nurimimas, bet kažkaip mes turim surasti savį jėgų ir nurimti. Nurimti ir atsisėsti ir skaityti, tik tai skaityti. Simple Dievo žodį. Čia kalbu tik krikščionim. Pasaulyje nežinau, kaip tai padaryti, nežinau, kokiais būdais ten įmanoma padaryti, bet gyvenant su Dievu, tu skaitai tik Dievo žodį, tokį plain visai, be jokio ten ieškojimo, supranti, neieškai prasmės, net, žinai, tu tiesiog skaitai toj savo ramybėj, be klausimų, be nieko. Ir kai tu nurimsti,
kai tavo visa siela, dvasia nurimsta, visas tavo kūnas nurimsta, tada tu pradedi klaust, Dieve, ką man daryt. Nes paprastai visam tam chaose tau gaminasi planai, tau gaminasi išėjimo būdai visada. Atrodo, žinai, gal tą padarysiu, o tai tada gal tą padarysiu, tai va šitaip darysiu. Ir mes taip pavargstam nuo to darymo, nes nuo to darymo būna dar blogiau tada. 100%. Ir tada dar visi, patarėjai, Jo. kur patarė, sako, tu dabar daryk tą. Ir aišku, labai gerai, kada žmonės patarė ir mes tos patarimus priimam ir kažkur pasidedam juos. Bet va tam nurimime, kai mes nurimstam, mes ateinam ir sakom, Dieve, o ką man daryt? O kaip man dabar išeiti? Ir aš manau, kad labai mes irgi negalim ant to, tipo, ateinam pas Dievą, ne, ką daryti ir kartais būna, kad tu nieko negirdi. Ta prasme, ir tu tada galvoji, tai jeigu Dievas nesako, ką daryti, tai ką man daryti? Ir toksai, paskui vėl neviltis, nes tu galvoji, tai jeigu Dievas nesako, tai tada vėl tu ant savęs uždėti tą visą... Ramiai čia, ramiai. Bet ką daryti nereiškia, kad tu tą minutę atėjęs, pasiklausius Dievo, kad jis tau duos kažkokį atsakymą. Gal ten bus po savaitės. Bet čia kaip yra, man tas ką daryti yra kaip širdies pozicija. Taip. Tu nusižemini, Taip. tas ir ką tu daryt. pakreipi širdį jį ir tu lauki. Jo, ir toksai Jo. daily decision, toks kasdieninis sprendimas, kad kaip ateina tos mintis, tu jau pasakei, Dieve, aš atiduodu tau, tu man parodysi ir toksai neturi būti toks, atėjau pas Dievą, ką daryt, jis man nepasakė, tai aš vėl grįžtu į savo tą, žinai, depresijos, visą tą minčių, žinai, tą juodulį. Jo. Tai jeigu tu iš tikrųjų nori iš Dievo girdėti, tu turi, čia yra širdies pozicija, tu turi būti toks atidaręs Dievui ir leisti jam kalbėti, nes tikrai tai gali būti per kažkokį žmogų. Tai gali būti po savaitės Bibliją atsidarai ir Dievas tau parodo. Pavyzdžiui, man daug kartų buvo, kad per telefoną kažką aš ten pažiūriu ir ko man reikėjo tuo momentu man atėjo. Ir, tokie turiu labai daug testimonies, bet tikrai Dievas va taip, jis taip veikia ir mes neturim turėti tą viziją, kad, žinai, Dievas mums pasakys ir mes čia eisim ir viskas taip žinai, sudėliota. Taip, nes matai, jeigu gyvenam su Dievu ir apsisprendžiam gyventi su Dievu, tai ir yra tada tame supratimas, kad mano planai veda į mirtį. Jo. Visiškai. Jo. Nesvarbu, kada tau pasidarys blogiau, nes tavo visi planai, kuriuos tu suplanuosi, jie vis tiek atves tave į kažkokį tai galą. Jo. Prie kažkokio galo, kur tu vis tiek verksi. Tai kam tada taip daryti? Tai tada geriau, kol tau dar gerai, kol tu dar neįėjai į savo tų planų, va tą duobę, nepakliuvai į tą duobę, žinai, tai geriau ateit, Dieve, va turiu sritį šitą, žinai, pavyzdžiui, ten kažkokią, va turiu šitą sritį, Dieve, nežinau ką daryti. Ir kaip tu sakai, Greta, tas labai gerai, tu pasuki savo širdį, tu treniruoji, čia yra treniruotė, treniruotė, mūsų kaip tikinčių žmonių yra treniruotė, tu pasuki taip širdį ir tu lauki. Ir tas laukimas, jis yra, man anksčiau būdavo labai baisus, dabar man yra exciting, aš kartais net jau exciting, žinai, nes kai tu jau pasuki tą širdį, tu žinai, kad ateis kažkas. Tikrai ateis, jis tikrai tau prakalbės, jis tikrai tave ves, jis tikrai tau parodys, jis tikrai, tu tikrai eisi. Ir kai tu eisi tuo keliu, ten yra pats įdomumas, nes tu nežinai. Jo, būtent. O ten yra geri dalykai. Visada yra gyvenimas. Bet kaip ir šiandien kalbėjo mane mama, galiu aš pasakyti, jinai sportuoja ir jinai sako, ar aš sukodėjau ar ne. Ir aš sakau, bet mama, čia procesas. Ir kodėl tiek žmonių nedaeina to kelio, žinai, nes jie nemato to instant result, tų rezultatų iš karto. Ir tas pats su Dievo planais. Mes niekados nematysim rezultatus iš karto. Čia yra, kaip tu sakai, treniruotė. Tu treniruoji savo tą kūnišką
kūną ir mintis ir visos tos, nes kaip tu gali ateiti ryte, pasakyti, Dieve, aš atiduodu tau savo planus, tu važiuoji mašiną, kažką išgirdi, su draugė pasikalbė ir vėl tau užeina tas neviltis arba, o žiūrėk, Dievas, matai, tu pasimeldė ir nieko neatėjo. O tie momentai yra key. Taip. Va tie svarbiausi momentai išstovėti. Ne, Dieve, aš atidaviau tau, tu esi servant, aš visada tau savo kažką, kalbu savo ir savo mintyse ir tiesiog vėl primenu, ne, tu padarei tai judom toliau, žinai. Tikrai taip. Ir tu man mintis net nušoko apie tą, kaip tu pradėjai kalbėti. Apie tą. Ką daryti? Sustoti. Taip, sustoti. Pirmiausia yra sustoti dabar. Jeigu tu esi toj vietoj, tiesiog sustok. Tiesiog sustok. Arba šiaip, jeigu tu esi planuotojas žmogus, kuris labai daug planuoja ir labai daug turi planų į priekį. Aš buvau tokia. Aš buvau, nežinau, kito žmogaus labiau planuotojo negu aš. Aš 10 planų, 100 gyvenimų. Aš galėjau kaip tie katinai, kur sakydavo, turi 9 gyvenimus. Tai aš 9 gyvenimam į priekį turėjau planų. Ir visi jie geri. Ir visi jie gražūs, visi jie faini ir viskas gerai, bet jie ne man. Nes, matai, jisai tik žino tą planą, kuris yra tobulas tau. Ir jisai tobulas tam tikrų metu. Ir kaip tu gali žinot, tugi negali žinot. Tai va tau tik pasitikėt. Kol man atėjo šitas supratimas pasitikėt. Kol man atėjo šitas supratimas sustot. Nustok savo tos smegenis sukt, nustok planuot. Nes čia yra pagrindinis mūsų, žinokit, suklupimas ir pagrindinis gyvenimo nebuvimas. Praradimas gyvenimo. Tiesiog atrodo pasaulyje, tai tu tik planuok, tu tik daryk, o pas Dievą matai atvirkščiai. Nustok. Tiesiog nustok tai daryti. Ateik į jo buvimą, pasiduok, nusižemink ir lauk. Ir lauk. Ir tu, kai tu vieną kartą patirsi va tą jo planą, kurį jisai tau duos, tu suprasi ir tu vėl užsinorėsi. Matai, čia yra toks paragavimas. Tu turi pirmą kartą labai parizikuoti, nes čia yra kaip rizika, ne? Tu sustoji ir tu tai biškai galvoji, Dieve, o tai jeigu nebus, jeigu tu nepasakysi, o jeigu tu nenuvesi, tai čia iš vis pravalas, tada aš čia sėdėsiu, lauksiu, o čia nieko nevyksta. Žinok, surizikuok vieną kartą, surizikuok. Ir kai tą vieną kartą surizikuosi, kai tu pamatysi, kai Dievas tau kalbės kažką, ir tu paklusi, ir tu eisi tai, ką jisai tau sakys, ir tu pamatysi tą rezultatą, tu norėsi vėl ir vėl. Tai va. Gali biškai pasakyti, irgi man toksai iškilo, mes labai angliškas toks žodis idolize. Kaip idolize lietuviškai? Idealizuojam, pavyzdžiui, vieną tokią svajonę, kad tai būtų pasiekti karjeros viršūnę, ne? Kaip tai pastebėti, kaip tu esi krikščionis ir tu, pavyzdžiui, atneši visada Dievui, nes krikščioniai taip ir sako, atneš Dievui visus savo planus ir jis palaimins. Ir aš manau, kad mes kaip krikščionis labai apsigaunam su šito rašto eilutę ir mes paskui nešam tą svajonę. Tai ką tu pasakytum? Ne, aš tai apie svajonės, tai mes jau čia kita gali būti kalba, jau kitam kartui, bet pagrindinis dalykas, tai svajonė turi numirti. Labai baisu, bet svajonė turi mirti. Nes nenumartinta svajonė, jinai tavy yra kaip tiksinti bomba. Tas dizaja, kaip aš sakau, dizaja, tai iš dizaja ateina svajonė. Dizaja tai yra troškimas, va. Pirmiausia, mūsų širdį susiformuoja troškimas ir tas troškimas, jisai duoda tą svajonę. Ir ta svajonė mus kažkur veda, užtat mes ir pakliūnam į tas duobes, dar iš Dievo malonės, kad ten įkrentam jas, kad galim susigaudyti, dar palauk sustok, kol tu dar nenuėjai ten, kur jau mirtis, žinai, visai. Tai va, tu turi leist sau suprast, kad jeigu ta svajonė tavy yra, jinai yra kaip tiksinti bomba, tai va, tu ją atneši ir sakai, Dieve, aš leidžiu tau ją numarint, ir jeigu reikia, tu ją man prikelsi, o jeigu ne, 100 metų jos gali nebūti. Ir čia su viskuo taip yra. Mes susikuriam tą savo planą ir tą savo gyvenimą, kaip jis turi atrodyti. Ir jis yra, sakau, jisai vedantis į mirtį. Dar kartą sakau, mūsų visi planai, kuriuos mes susikuriam gyvendami su Dievu,
jie vedantis yra į mirtį. Bet visi planai, kurie ateina iš Dievo dvasios mum, kaip iš Dievo žmonėm, jie yra vedantis į gyvenimą. Ir jeigu juos mes pasirenkam, mes matysim gyvenimą, mes matysim pergalės, mes būsim džiaugsmingi žmonės, mes ir svarbiausia, supranti, kas atsitiks, mūsų tikėjimas užaugs. Kiekvieną kartą, kai mes pasirenkam jo planą ir kai mes pamatom rezultatą, tu negali jam nedėkoti. Tavo širdis negali, tu tiesiog atrodo iššoksi, supranti, tavo tikėjimas ant tiek paauga, nes tu pamatai jį. Tu pamatai jį. Ir čia, kur tu man davai perskaityti tą Psalmę 18:30, sako, Dievo kelias tobulas. Jis yra tobulas, visiškai. Sako, Viešpatie žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie juo pasitiki. Tai mes tikrai linkim pasitikėti. Pasitikėti tikrai Dievu, išdrįsk, surizikuok, aš tikrai tau linkiu, tikrai nelinkiu net, prašau, surizikuok, nes aš surizikavau. Tu Greta surizikavai ir nebuvom nuviltos, tikrai nebuvom nuviltos. 100%. Tikrai, tai vat. Ir dar toksai, kas tau yra svarbiau, augti Dieve, matyti tą, tikrai įsipildusi Dievo planą savo, ar tau yra svarbiau savo planai, savo planai, ar tau yra svarbiau savo planai ir savo troškimai, tai tą užklaus savęs, nes tu tikrai, jeigu tu užklausi, tu tikrai žinosi, širdį atsakymą, kad jeigu tau yra svarbiau savo visi tie dalykai, tu tikrai turėsi tą dalyką ir pamatysi, kad ten iš vis nieko. Taip, pasitenkinimo nėra, nes mūsų planų galas yra ir galas, ir viskas. Yra ir galas, ir mes kiek matėm mūsų gyvenime, mūsų draugai, kur pasiekė kažkokius dalykus, finalus ir nieko. Ir ar ten džiaugsmas padidėjo? Ar ten pilnatinė padidėjo? Niekada iš visos savo praktikos ilgos gyvenimo, kur jau tikrai daug metų daugiau nugyvenau negu tu, tikrai aš supratau, kad faina, kol tu sieki, bet kai tu pasieki, ten tu pamatai, kad nieko iš tikrųjų to, ką tau žadėjo, nėra. Tai va, tikrai linkim ir raginam mes abi su Greta, kadangi abi pabandėm, tai sakom, pabandyk ir tu, pabandyk iš naujo. Taip, tai yra procesas, bet labai gražus procesas. Tai ačiū, kad klausėsit Vienos kelias, labai malonu, kad jūs prisijungėt ir lauksim kito podcasto.